Šiandien vėl geros naujienos. Turime tokią situaciją, kad yra dvi automatikos. Viena iš jų yra BFT, čia firminė automatika, ir kita no-name automatika ir nepatogu nešioti du pultelius. Tai noras toks, kad galima būtų ir vieną ir kitą automatiką atidaryti iš vieno pultelio. Tai dabar parodysiu. Tarkime, šitas pultelis kol kas mygtukas neveikia, šitas irgi neveikia. Tai prie pirmo kanalo pririšim prie BFT automatikos. Spaudžiam mygtuką pririšimo. Dabar spaudžiam 2 vienu metu. Skleidžiamas slaptas kodas. Dabar nurodom koks mygtukas veiks. Po 15 sekundžių jau patikrinsim, ar tikrai pirmas mygtukas jau veikia. Dabar rodom. Pirmas mygtukas veikia ir dabar turim kitą automatiką ir kita automatika turi būti suderinta per tokią papildomą imtuvėlį. Ne? Čia mes matom toks imtuvėlis yra, kaip matom kol kas neveikia, tai spaudžiam imtuvėlį, jis pajungtas prie no-name automatikos, spaudžiam mygtuką, užsidegė lėdas, dabar spaudžiam mygtuką antrą, palauksim šiek tiek ir tikrinam. Tikrai automatika veikia iš kito mygtuko. Tai reiškia tada pirma automatika veikia iš pirmo mygtuko, antra automatika veikia iš antro mygtuko. O taip galima prijungti arba sujungti dvi automatikus ir padaryti vieną pultelį, kad jis valdytų ir vieną ir kitą automatiką.